Muziejų naktis. Sėdžiu antrojo pasaulinio laikų tanke, pojūtis keistokas, ankšta. Kartu su šalia dūzgiančiais vaikais mums siūloma prisijaukinti šį saugų muziejų nakties eksponatą. Ponas su berete pristato nebenaudojamo tanko savybės, tarsi besididžiuodamas, kalba lyg apie savo šunį, saugantį tautos kiemą. Tuo pat metu kažkur prie Bachmuto juda modernesnis tanko variantas su tikrais kariais viduje, tikra gyvybė. Į jį šiuo metu taikosi kitas, su tikrais kariais viduje, gyvybė. Kol kažkur tariamai toli vyksta mūšis, mes sėdime seniai nebenaudojamo tanko kabinoje, vėliau apžiūrime raketas, viena jų gali nešti branduolinę galvutę. Dabar prie jos pritūpęs paauglys darosi selfį. Kitoje aikštelės pusėje vyrai užtaisinėja ginklus, taikosi kažkur į debesis, sako šitas neblogas, su šituo būtų smagu papyškinti. Moteris kiek tolėliau matuojasi karinius marškinius, čia jie parduodami be antkainio, atrodo stilingai. Senas kareivis skirtų lažybų kokių 90 prie radio įrangos būrelių jauniklių aiškina, kaip pagauti gerą signalą, kaip išlaikyti ryšį. Iš viršaus atrodome it eksponatai, saulėtą dieną susirinkę prisijaukinti grėsmės. Norisi tikėtis, kad šitie prijaukinti žvėris sutemus likę vieni neatsibus. Neužsives jų galingi motorai, o raketos liks susirangiusios žolėje. Norisi tikėtis, kad šimtamečiui pavyks išlaikyti ryšį, kad istorija nekartos savo klaidų ir tankai šiuo metu judantis fronte netruks atsidurti panašiuose muziejuose, kuriuose ramiai gersime kavą, auginsime vaikus, matuosime marškinius, besidžiaugdami oro gaiva, gyvensime taikos stiliumi.